Sveiki, mėlieji Dzūkijos krašto žiūrovai. Šįsyk pakviesime jūs pasigrožėti akmeninę Vaclovo Jankausko sodybą ir iš arčiau susipažinti su žmogumi, apie kurį kalbama, jog būtent jis pastatė Dzūkijos sostinę Alytų. Štai čia, akmeninėje Vaclovo Jankausko sodyboje, kurios kolektyvinių sodų nelabai pavadinsi, viešpatauja galybė akmenų. Šioje akmenų karalijoje puikiai dera originalūs Kęstučio Lukšto kalvystės darbai. Nereikia važiuoti į Mosėdį, norint pasigrožėti originalių akmenų muziejumi po atviru dangumi. Jis čia pat, Dzūkijoje, Nemuno sodų bendrijoje, Ąžuolų gatvėje. Susirgo Vaclovas akmenligė, nepagydomai, bet jam neskauda, o visiems gražu. Taip alytiškio Vaclovo Jankausko pomėgį vertina jo draugai ir pažįstami. Pats šeimininkas sako, net nepastebėjęs, kaip šie akmenys užkariavo kone visą 18 arų sklypą. Iš kelionių po Dzūkiją ir gerokai tolimesnių vietų jis esą niekada negrįžta be kelių akmenų, kurie pribaigė ne vieną jo automobilį. Ponas Vaclovas nemėgsta kalbėti apie savo sodą. Už jį kalba darbai ir kiti žmonės. Kad labiau išryškinti akmenį, kokį nors iš metalo kažką tai tokio padarau. Ir ar daug darbų jau esat padaręs? Gan daug. Mano pajėgumais taip atrodo. Ta tokia vaza akmenims sudėti, paskui ten toliau matosi toks techninis dalykas, akėčios, dantračiai, o turi tokią idėją, metalinę tokią ramunę dar turiu padaryti, kad būtų sąlytis gamta ir technika. Vaclovo Jankausko unikalios idėjos ir Kęstučio Lukšto originalūs kalvystės darbai susilieja į bendrą visumą. Sudaro išpuoselėtą itin originalią oazę, kurioje pabuvojęs abejingas jai likti negali. Įvairiai žmonės vadina šį unikalų kampelį – nerealiu, nuostabiu, akmenų pasauliu ar netgi rojumi žemėje. Patinka jo idėjos. Mano gal tas darbas jam patinka, kad kažką tai tokio bendro randam. Patys matote, kas čia pas jį darosi. Tų akmenų jau net labai daug. O jis dabar nori kažką biskį tokio daugiau ir iš metalo. Čia jo, kaip sakyti, kolekcija, hobis, gyvenimo būdas iš visos Lietuvos, kad čia iš viso, negalima sakyti pasaulio, bet iš daug kur tų akmenų. Didžiulis ant namo sienos tinklą berezgintis voras, pasagų medis iš beveik 1000 originalių pasagų, ne vienas kryžius, visų šių dekoratyvinių metalinių rankų darbo elementų autorius kalvis Kęstutis Lukštas. Idėja buvo nedidelis medelis ant akmens. Ir, galvojau, ten 102 pasagų buvo kotas ir keli lapeliai. Taip jau buvo idėja, kad po biškį jį didysim, bet jis labai jau staigiai sudidino, kaip sakyti, Lietuvoje gal tiek arklių nėra, kiek jis dabar žmogus jau turi pasagų. Ir net tas kotas nebelaikė, reikėjo papildomai dar 3 daryti, nes jau dabar virš 1000, net suvirinti 400, bet dar laukia, jau bus virš 1000, kaip viską padarysim. Tai jau, žinot, o jo idėja iki 2000 davaryti, tai, gan daug. Garsusis 24 metrų ilgio 4 tonas sveriantis rožančius, taip pat Kęstučio Lukšto rankų ir Vaclovo Jankausko fantazijos kūrinys. Vaclovo Jankausko mintis pagaminti šį neįtikėtino dydžio rožančių iš pradžių atrodė nekokia, prisipažįsta kalvis, bet Vaclovas moka įtikinti. Tuo labiau, kad abu bendradarbiaudami yra pavertę kūnų ne vieną įdomią idėją. Vos tik šį darbą pabaigus, esą ėmė kirbėti mintis padaryti dar vieną, žymiai didesnį rožančių ir užkelti jį ant Kęstučio nukalto kryžiaus, sieksinčio net 12 metrų aukščio. Tas rožančius jau liks, jo nejudysim, bet jis matot, tuose akmenyse, kaip jums sakyti, pasislėpė, prapuolė. Nėra tokio, to vaizdo
Tai dabar tokią turim idėją, kitą ražančių ant didelio kryžiaus, 12 metrų kokio, jį pakabint, kad išryškinti jau tą ražančiaus grožį. Čia tokia, kaip jums pasakyti, akmenukus norėjom parodyti, ką tokį gulinti, bet tarp didelių akmenų jisai prapuolė, nėra jokio vaizdo, nesigavo. Akmenys įsibrovė ir įstatomo Vaclovo Jankausko namo vidų, virtuvė su valgomuoju, rūsio sienos, deramai aplipdytos akmenimis. Įdomu tai, kad akmenų mylėtojas žūtbūs stengiasi išsaugoti ir išryškinti jų natūralų grožį, jokių būdų jų neskaldant. Sakau, gal gręžiam, tai jam jau labai tą širdį skauda gręžti, jis turi būti natūralus. Sakau, neįsivaizduoju, kaip jis sutiko, kad tą ražančiui darant pragręžti. Aš jau galvoju, kad jį reikės kaustyti iš visų pusių, bet, gręžia žmogus. Gal skaudžiančia širdim, bet gręžia. Šimtai didžiulių riedulių įtupdyti į žalumą, pilkų, rausvų, juodų, įvairiausių formų, tvirtų ir korėtų, pažymėtų paslaptingais ženklais. Tarp jų gražiai dera keliasdešimt rūšių spygliuočių medelių ir krūmų. Kiekvienas akmuo tarsi meno kūrinys. Viename gamtos išraižytas veidas, kitame pelėda, trečias primena šaką ar kelmą. Kiekvienas jų turi savo istoriją, savo gyvenimą, vienokią ar kitokią išvaizdą, formą ar dydį. Akmuo yra jėga, iš jo energija ir ramybė, teigia Vaclovas. Nors jis tvirtina esą akmenų kolekciją po atviru dangumi sukaupęs savo ir savo sielos ramybei, bet neatsisako čia įsileisti bičiulių ir visai svetimų žmonių, iš kažkur išgirdusių apie akmenų kolekciją. Į šį mielą kampelį užsuka ne tik tautiečiai. Padėkos knygoje šilti žodžiai rašyti latviškai, rusiškai, angliškai, arabiškai. Tai unikalus gamtos šedevras, kur matai akmenų ir augalų harmoniją, jauti akmens energiją ir grožį. Čia užklydęs vokietis parašė, jog apkeliavo pusę pasaulio, tačiau pirmą kartą tokią ramybę tik čia pajuto. Žmogus pastatęs kone pusę Lietuvos ir beveik visą Alytų. Taip kalbama apie Kazimierą Sidorovičių Šimčiką, Dzūkijos sostinės statyboms vadovavusi ilgiau nei 2 dešimtmečius. Alytau, savo meilę dainuojame tau, tu žydėki ir klestėki, ženk į priekį, Alytau. Sakoma, jog tikras vyras privalo išauginti sūnų, pasodinti medį, pastatyti namą. Viską Kazimieras Šimčikas padarė su kaupu ir dar daugiau. Bet tam reikėjo nueiti sunkų ir ilgą gyvenimo kelią. Jis 20 pačių kūrybingiausių metų paskyrė Alytaus miestui. Jo organizacinių sugebėjimų dėka pastatytas pramonės rajonas, 3 gyvenamieji mikrorajonai su visa infrastruktūra, daug kultūrinių buities objektų. Jis nebijojo sunkumų ir mokė kitus būti stipriais. Atvykęs į Alytų, jis pirmiausia sušildė alytiškių butus, užkūręs katilinę ir iškart tapo miesto legenda. Pasak Kazimiero Sidorovičiaus, darbas gyvenime jam visuomet buvo didžiausias prioritetas. Darbą. Vot, kada aš atvažiavau į Alytų, aš galiu pasakyti, Lietuvą atpravyti, kur nors командировка в столице, ar столица, man čia gerai. А меня посылали, я солдат был. Надо Казахстан, я važiavau Казахстанą. Надо važiuoti, я ж в Вильнюсе, начал вот лигдом строить, электросчетчики строить, 5-й завод строить.
Вот надо ехать в Капсукас, поехал. Надо ехать в Сибирь, поехал. Надо ехать в Алитус, поехал. Надо в Вилковинскис, поехал. Я говорю, аж солдат, куда вы меня пошлете? Вот поэтому меня и любили. Говорит, вот надо послать Шимчика, он там доведет. Kazimieras Šimčikas gimė 1924 metais Oršos rajone. Būdamas 18 metų įsijungė į Baltarusijos partizanų gretas, o nuo 1944 keletą metų tarnavo armijoje. 1946 metais Kazimierą Sidorovičių likimas nubloškė į Kareliją, kur jis dirbo statybose darbų vykdytojų. Atvykęs į Vilnių, dirbo statybose inžinieriumi, aikštelės viršininku ir kartu mokėsi Vilniaus statybos technikume. 1963 metais Kazimieras Sidorovičius perkeliamas į Klaipėdą ir iki 1965 metų vadovavo Klaipėdos statybos tresto valdybai. 1965 metais prasidėjus didelių objektų statybai Tauragėje, jis skiriamas Tauragės statybos valdybos viršininku. Labai sėkmingai organizavo statybas Kazachstane, kur buvo išsiųstas vadovauti Lietuvos statybos padaliniui. Kazimieras Šimčikas gyvenime patyrė daug išbandymų. Я с 16 лет, когда у меня было 16 metų, ушел в партизаны воевать, аж раненого здесь в грудь. Nenuostabu, jog Kazimiero Sidorovičiaus Šimčiko namuose už aukštus darbo rezultatus ir už karinius nuopelnus gausų įvairiausių apdovanojimų. Вот 4 ордена. Вот. 1, 2, 3 и вот 4. Вот. Ну. А остальные медали. Tai už ką jos gavote? Ну вот те už darbą, čia za vojenskую slаву. Paklaustas, kuris apdovanojimas jam yra svarbiausias, pašnekovas nedvėjodamas atsakė, jog jo darbo rezultatai ir yra patys tikriausiai vertinimai, tikrasis jo pasididžiavimas. Naujai išleistoje knygoje Gyvenimas kaip iššūkis, jo autorius Kazimieras Šimčikas smulkiai aprašė savo 60 gyvenimo ir darbinės veiklos metų. Jo pasididžiavimas visuomet buvo ir yra statyba. Kiekvieno miesto istorija neatskiriama nuo jame gyvenusių, dirbusių ir dabar jame gyvenančių bei kuriančių žmonių. Neišimtis yra Alytaus miestas. Kazimiero Sidorovičiaus Šimčiko pavardė neatsiejama nuo Dzūkijos sostinės plėtros. Kalbama, jog jo vadovaujamos statybos organizacijos esą pastatė pusę Lietuvos ir beveik visą Alytų. Būtent apie tai rašoma naujai išleistoje knygoje Gyvenimas kaip iššūkis. Jos autorius Kazimieras Šimčikas išskirtinė asmenybė. Labai emocionalus, pareigingas, reiklus, visą savo gyvenimą skyręs statyboms. Aš visoj Lietuvoj dirbu. Вот. Nu, и pas mane žmonės sako, rašykite apie mus. Вот. Eiti, Kapsukas mano, Vilnius mano, Pagirai mano, Vilkaviškis mano, Šakiai mano, Druskininkai mano, Lazdijai mano. Вот. Reikia rašyti. Svarbiausias Kazimiero Sidorovičiaus gyvenimo ir darbų etapas – tai darbas Alytaus statybos tresto valdytojų. Čia jis dirbo 22 metus. Jam vadovaujant trestui Alytuje buvo pastatyta daug didelių pramonės įmonių, ištisi gyvenamųjų namų kvartalai bei nemažai kitų socialinių objektų. Tuomet Alytaus ateitis labai daug priklausė nuo šio žmogaus, apie kurį sklido patys įvairiausi pasakojimai. Pašnekovas pasakojo vaizdingą lietuvišką rusišką kalbą, neatsiejama nuo Sidorovičiaus tapatybės. Man pastatyta Medvilnė, Skydinė, Dainavos, Suvyvo fabrika, pieno gamykla, консервный завод, комбикормас pastatytas, даже награжден я медалями už быстро комбикорм. Вот. Visa kanalizacija, водопроводас, Дюкер под Nemunas. Aš atvažiavau, nebuvo visiškai, šilumos nebuvo.
Knygoje Gyvenimas kaip iššūkis, kurioje gausus spalvotų iliustracijų, archyvinių nuotraukų, autorius smulkiai aprašė savo 60 gyvenimo ir darbinės veiklos metų. Bene didžiausią darbą prie šios knygos atsiradimo atliko autoriaus sūnus Michailas Šimčikas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos, architektūros ir urbanistikos skyriaus vyriausiasis specialistas. Ištisus 3 metus Michailas ragino savo tėvą neapleisti knygos rankraščių, kuriuos rusų kalba kruopščiai surinko kompiuteryje. Ieškojo rėmėjų, rūpinosi dėl jos išleidimo. Michailas surinko medžiagą iš visų aprašomų šioje knygoje organizacijų, atskirų asmenų ir tarnybų, kurių net archyvų nėra likę. Jis didžiausias kaltininkas tų visų statybų, to visko, ir kad dar palikti žmonėms atminti, kadangi po to jau niekas neparašys. Jis gyvoja istorija. Tai skaitau, kad tikrai vertėjo tą pradėti. 3 metai darbo ir vis dėlto finalas aiškus ir gerai, kad dar jam gyvam. Išleidom šitą kūrinį. Alytau, savo meilę dainuojame tau, tu žydėki ir klestėki, ženk į priekį, Alytau. Lai plak širdis krūtinėj, taikiojoj laisvoje, tu šviesk lyg sidabrinė, žvaigždė dainavoje. Alytau, Alytau, savo meilę dainuojame tau, tu žydėki ir klestėki, ženk į priekį, Alytau. Sakoma, jog statybininko profesija tokia, kad gyvas pasistatai savo paminklą. Kazimieras Sidorovičius Šimčikas jį susikūrė pastatęs Alytų ir dirbdamas visoje Lietuvoje. Šiandieną tiek. Dėkui, kad buvote drauge su mumis.